Sveiki. Taigi, norėčiau šiek tiek atsimti iš savo kasdieninio laiko ir paskirti jį aptarti tokią temą, su kuria yra visi kiekvieną dieną bendrame gyvenime susiję ir galbūt daug kas neatkreipia dėmesio, bet tai labai įtakoja jų gyvenimą. Taigi šiandienos tema yra spintos ir kokią jos įtaką daro mūsų gyvenimui ir ko apie jas daug kas nežino. Taigi, ko įprastas žmogus dažnai gali nesuprasti, tai yra tai, kad spinta tai yra kaip atskiras šeimos narys, nors jis nėra visai kaip atskiras šeimos narys, bet tiesiog tuo, kad jos gali įtakoti šeimos gyvenimą. Pavyzdys toksai iš gyvenimo, kad negalvotumėt, kad aš čia išsigalvoju kažką. Pavyzdžiui, jeigu jūs namuose pastatysit visiškai keturkampą spintą, tai jūsų šeimos gyvenimas bus labai darnus, bet tuo pačiu jūs negalėsit daug ko keisti jame. Todėl, kad ta spinta įdeda tokį stabilumą, jog jūs nepajėgsite padaryti pakeitimų. O pavyzdžiui, spinta su stiklu gali atnešti tokius lyg neramumo jausmą, lyg tokius rąžymusius iš oro, kad atrodo seniai atsikėlę, o pradėsit ražytis kažkur prie stalo, lyg atrodo tik ką būtumėt atsikėlę. Arba, pavyzdžiui, tokia spinta, jeigu ne ant šono pas mane, nes jeigu ją pastatai į viršų, ji kažkokią semia energiją iš Dievo ir iš velnio tuo pačiu, ir jos viduriuose stalčiuose susidaro kažkokie neigiamos energijos pliūpsniai, ir atidarai tą stalčių ir visi atrodo, netgi pas mane svečių buvo visi tokie, kažkas darosi ir tiesiog taip aš stengiuosi išvengti, bet dabar lygiai stovi galai ir matot į šiaurę ir į pietus ir jie negali paimti jokios energijos. Taigi. Hei, sveiki sugrįžę. Čia spintų namai 103. Taigi toliau spintų tematikoje. Norėčiau nepabėgti nuo jos, norėčiau kaip tik sugrįžti prie jos. Štai matot, čia yra labai pavyzdys. Ir kaip atrodo, kad vienam būtų sunku daug daiktų nešti, daug ten negali štai daug prisikrauti ant nugaros, ar ten koks dinozauras gali daug pridėti ant dinozauro, bet vis tiek ten 12 namų nieko nešti. Tai taip spinta, pavyzdžiui, kaip tik dėk į ją daiktus ir jai jos energija kaip tik didėja nuo dar. Netgi, pavyzdžiui, man būna namie ten 10 šilumos, kai neturi, pavyzdžiui, jeigu yra kur nors prikrauta spinta, prieini prie jos, va kaip čia. O šiaip, pavyzdžiui, štai čia yra tuštesnis, tai yra tai, bet nėra taip. Sveiki. Taigi vėlgi sugrįžom į savo šiek tiek mistišką, bet visiškai realią temą spintos ir jų reikšmė mūsų gyvenimuose. Taigi šiandien norėčiau parodyti mažasis spintų seseris, kiniškasias spintas sienose arba
palėpės, nes labai daug palėpių yra. Ir tiesiog iš ten kažkaip atsirado, čia aišku ne pačių kinų nuopelnas sklypas, ir labai jos pačios vystosi, kažkaip jos turi. Nu, tarkim, žmonės prisideda prie to, bet kadangi spintos turi tą savo galią, tai galima sakyti, kad iš dalies jos pačios taip išsivystė, kaip jos norėjo. Kokios jos norėjo gauti. Taigi va. Jau tokia, matot, spinta eina per visą mamos. Ir atrodo, čia labai kažką kitai turite, tik ten jas labai seniai naudoti. Žygas buvo. Na taip, ir paskui yra tada paskui spintų, ar ne? Labai ilga. Sako, kad jos atsirado traukiniuose. Nežinau. Šitą negaliu pasakyti. Reikia iš tikrųjų paklaust galvą ir paklausyti porą valandų. Galbūt suprasčiau. Yra garų spinta, vadinama garų arba dūmelio spinta. Tarp prieini ir jau. Nėra jokių dūmų, bet kvapas tiesiog perdavė aurą į smegenis ir yra dūmų kvapas. Ir tai nereiškia, kad kažkas blogo, jie kaip tik saugo namus nuo gaisro tokias spintas. Tarkim, mano vienas draugas turėjo tokias 6 spintas, tiesiog pardavinėjo. Vienu momentu turėjo į jo namą kažkokį chuliganai metė molotovo kokteilį ir jis neužsidegė. O kokteilis kai kad nukrito ant šiaudinio stogo. Kažkoks betafizinis skydas kažkas yra labai praverstas.